Evita bei viešbutis Faliraki miestelyje, Rode. Jūra va ten matosi tarp tų pastatų visai netoli. Iki pačio Falirakio tai netoli, aš sakyčiau, netgi viešbutis galbūt yra pačiam Faliraki, pakrašty. Nu va, ir kaip visose Evitose, Evita yra tinklas viešbučių. Viešbutyje yra ir mašinų nuoma, motorolerių. Šitas pastatas turi sea view kambarius ir čia yra sharing pool, tai reiškia, kad tu gali išeiti tiesiai į baseiną, o pagrindiniam pastate yra standartiniai kambariai. O, ir jie turi netgi naują pastatą, va tenai matosi antrapus gatvės link jūros, čia daug pastatų visas kaimelis ir dabar va dar tik tai status. This year is with garden view, but next year will be Taip atrodo sharing pool pastatas. Ir šitame pastate yra ir sea view, va ten pačiam krašte. Ir mes vaikštom po teritoriją ir sako, ir šitas pastatas priklauso mums, ir tas pastatas, ir visi pastatai. Ir man čia labai panašu kaip visas Evitos kaimelis. Faini gultai, labai faini gultai. Standartinis Evita bei kambarys, atvira spinta kaip ir visur. Fainas vonios kambarys, viskas nauja. Ekstra lova yra normalaus dydžio, normalus čiužinys. Ir šitas kambarys yra su vaizdu side sea view. Nu tai va, pasisukus ir matosi. Nu va, Evitas turi tokį keistą konceptą, kad sharing poolai, tie, kurie atrodo priklausytų tau pirmam aukšte, tai yra sharing pool, visas viešbutis gali eiti, gali naudotis, tik tai tu turi privalumą, kad gali išlysti tiesiai iš kambario į baseiną. Ir tai darom išvadą, kad su visais pastatais viešbutis yra ant jūros kranto, nu vat jie dar nepabaigė įsirengti baro paplūdimy, sako, nu pažiūrėsim, ką reiškia nepabaigė. Bet kitą metą jau čia bus viskas sutvarkyta, išskyrus tą sklypuką. Savininkas neparduoda. Einant link jūros, va mes esam netoli jūros, yra pagrindinis restoranas. Ir visi gultai paplūdimy iš anksto, pasakau, priklauso viešbučiui. Nu ir ką, pramogos? Gerai, varo vyrukai. Atkreipiu dėmesį, yra įvažiavimai neįgaliesiems arba su vaikų vežimuku. Turi lauko zoną, kaip jau matėte. O, ką valgysim šiandien pavyzdžiai. Kaip fani. Restorane ledai. Ir viešbučio atstovas paaiškina man, kad Evita tai yra savininko dukters vardas, viešbučio savininko. Viešbučių tinklas turi 9 viešbučius Rode, turi ir Atėnuose, visai Graikijai. Paplūdimio baras. Nu be abejo, viskas įskaičiuota, paprasti gėrimai. Gultai geri, mediniai, su paminkštinimais.
Paplūdimiai Falirakė geri, lėtai gilėjantis, smėliukas. Ir paplūdimiai yra spa centras, nu va toksai centriukas, kur masažą jums darys čia. Čia yra bažnytėlė, kuri taip pat priklauso viešbučiui. Ir sako, čia vyksta vestuvės.